Tai labą dieną visiems, pradedam neeilinį kontrolės komiteto posėdį. Šiandien yra sausio 25 diena, 14 valandų. Ir komitete dalyvauja taip komiteto pirmininkas Darius Simonavičius, Ada Grakauskienė yra, matau, Arūnas Grubliauskis yra, Ingrida Kačmarinienė yra, Algis Mačiulius taip yra, Vaclovas Motiejūnas yra, Martinas Rusteika yra, Ingrida Volosova yra, bei Jonas Novogreckis irgi yra. Tai visiems buvo atsiųstos darbotvarkės, pastabų dėl darbotvarkių negavau, nebuvo, ne pastabų, tai siūlau sudaryti darbotvarkiai pritarti. Bendru sutarimu ar? Taip, gerai, pirmas klausimas būtų dėl gyventojo prašymo nagrinėjimo. Tai prieš kokį tą laiką visi tarybos nariai mes buvome gavę gyventojo prašymą. Jis buvo adresuotas ne tik tai Šiaulių rajono savivaldybei, bet ir turbūt visoms čia savivaldybėms buvo ir buvom paminėti mes kaip gavėjai kontrolės komitetas. Tai iš tikrųjų aš turiu pareigą tą klausimą įtraukti į mūsų darbotvarkę ir tiesiog, nežinau, mano būtų pasiūlymas iš viso nesvarstyti, nes iš tikrųjų tai čia toks, nežinau, ar tai liečia mus kaip kontrolės komitetą, nežinau, ką galvojate jūs komiteto nariai. Mes pasinagrinėjom, kad ten nėra turinio. Taip, Ada, pas jūs. Aš manau, kad nei nagrinėti mes jo turėtume, nei aplamai šitas klausimas kontroliai būtų skirtas. Čia yra skirta apie takus, pėsčiųjų, dviračių takus, kurie nėra mūsų savivaldybės, jeigu ką. Jeigu tai būtų mūsų savivaldybės, tai mes galėtume kontroliuoti, bet ir tai daugiau saugaus eismo galbūt turėtų būti, todėl kad ten eina apie ženklus kalba ir taip toliau. Visumoje, aš manyčiau, jau antrą kartą jis atsiunčia šitą raštą ir visoms savivaldybėm, aš manau, kad čia vieno iš neadekvačių žmonių raštas. Nes perskaičius jį ir porą kartų perskaičiau, tikrai neradau ten kažko razumno, ką mes galėtume nagrinėti ir taip toliau. Tai aš siūlau nenagrinėti. O kodėl atsakyti, kad mes ne... Taip ir atsakyti, kad yra dalis ne mūsų teritorijoje. Taip, Vaclovai, matau, jūs keliate ranką. Jo, aš manau, kad tikrai ne mūsų kontrolės komiteto klausimas, bet klausimą aš nevertinčiau taip, kaip čia bandė vertinti kai kurie komiteto nariai. Piliečio atkreipimas dėmesys yra į dviračių takus, į pėsčiųjų takus. A kokia jų yra būklė Šiaulių rajone? Kiek jų yra? Ir kaip jais galima naudotis? Tai aš manau, kitam komitete būtų galima tą klausimą panagrinėti, kad administracija pristatytų tą klausimą. Ir kada yra teikiami projektai, tai yra įvardinami visi tie šaligatviai, kad jie yra, o jų būklė kokia yra, niekas neprašo. Šis pilietis atkreipė dėmesį į visą tą klausimą, tik tais kaip į jį pasižiūrėsi. Tai aš manau tikrai čia ne mūsų komiteto klausimo nagrinėjimas, o kituose komitetuose padiskutuoti tuo klausimu, tai yra ką. Supratau, ačiū. Taip, Algi, matau jūs. Labą dieną visiems. Jo, aš pritarčiau, kad čia svarstyti mums neišeina, kaip sakė Martinas, nėra kaip ir turinio, bet atsakyti vis tiek reikėtų, nes mūsų funkcija vis tiek yra, kaip sakyti, žmonės išviesti, kur kas kam priklauso ir kur reikėtų kreiptis. Tiek norėjau, ačiū. Tai čia reikėtų su administracija pasikalbėti. Taip, Arūnai, klausau. Taip, mūsų funkcija yra nagrinėti asmenų gaunamus pranešimus apie savivaldybės, apie problemas, tokias visokias, taip, mūsų kontrolės komiteto. Bet tiesiog atsakymą gal ir parašykim, kad buvo svarstytas, nagrinėtas, atkreiptas dėmesys ir toliau žiūrėti
kokia būklė ir tų dviračių takų. Aišku, kad visur jų trūksta, arba būklę reikia gerinti. Tai čia atkreiptas dėmesys, šitą žmogaus iniciatyvą parodyta, kad pažiūrėtų, kokie jie keliai. Atsakyti taip ir galim. Tai tiesiog, o kad iš asmenų gaunamus pranešimus mes turim nagrinėti, tai turim nagrinėti. Bet dar pirmininkė, truputį prieš darbotvarkę, mes kažkaip nenagrinėjom, prieš neprasidėjus posėdžiui. Visgi reikėtų tikrai išsiaiškinti, prieš darant neeilinius posėdžius, jei tuos ir įvardinti, kitaip pasakius, bus galbūt dar tų neeilinių tikrai, kad mums būtų aišku, kas jie organizuoja, kokiu klausimu, dėl ko, nes mes būnam laiką susiplanavę. Viską. Ir mes žiūrim į grafiką. Ir jeigu dabar taip iškyla, kad štai mes dabar darom ketvirtadienį, bet nebedarysim antradienį. O kodėl? Kaip? Kas čia pasikeitė? Jūs nepasakėt, kas čia pasikeitė. Supratau. Kodėl? Ar galite atsakyti ar ne? Galiu. Ir iš tikrųjų, jį ir įvardinti reikėjo kaip neeilinį posėdį. Kažkokiu tai klausimu. Supratau. Tai čia šitą gal pabaigėm su gyventojo prašymu ir tada pašnekėsim dėl ko mes čia, gerai? Tai tada gerai, tada išgirdome. Tai dar jau nereikėtų, kai tik tai skubėti su gyventojų prašymu, gyventojus prašymus pagal vietos savivaldos įstatymą, pagal reglamentą. Savivaldybės kontrolės komitetas, Vaclovas puikiai žino, irgi tą kontrolierius privalo svarstyti kontrolę, tai yra privalo svarstyti gyventojų prašymą. Patinka jis mums, nepatinka, privalom svarstyti. O dabar, sakykime, ir taip nereikėtų sakyti, kad va čia taip, bėgam pirmyn atgal. Kai aš ką sakiau, taip ir tą patį aš kartuojuosi ir dabar, ką Arūnas sakė, pratęsiant tą mintį. Dabar pasižiūrėkime, kokie mes visi agresyvūs buvom gruodžio 28. Nėra paskelbta ir panašiai. Skaitom, kas yra paskelbta dabar mūsų savivaldybės puslapį. Skaitykim, ne? Dabar pažiūrim. Kontrolės komiteto posėdis sausio 25-14 dieną. Daugiau sveika. Kur yra 30 sveikatos? Čia nėra prašyta, kad neeilinis. Mes jau dabar posėdžiaujam, o žmonės tai realiai nežino, kad neeilinis posėdis. Mes patys žaidžiam tuo, ką patys vieną ranką mušam taip, o kitą ranką paskui, o savęs nemato. Aš kalbu apie tai, kad turėjo būti... Palaukit, Arūnai, stop. Aš nepertraukiu jūsų, kai jūs kalbat, bet esmė tame, mes negalim daryti tų pačių klausų. Tai dabar žiūrėkit, kyla klausimas. Ar sausio 30 bus kontrolės komiteto posėdis 9 val. Jis privalo būti pagal tarybos patvirtintą tvarkaraštį. Grafiką, taip. Jis privalo būti. Ir tie klausimai privalo būti svarstomi oficialiai patvirtintam posėdį. O neeiliniam posėdį mes galim susirinkti, pasvarstyti, nežinau ką, kokius nors ekstra skundus, dar kažką, ar patys ten, bet tai negalime mes taip iš lempo sugalvoję bet kada daryti posėdį. Palaukit, kartuojos, bet mes negirdim vieni kitų. Visi girdim, matot, pirmininkas irgi, jeigu taip iš tikrųjų būtumėt pasitarę su komiteto nariais prieš skelbiam šitą neeilinį, dabar būtumėt išgirdę. Tai nedarykim klaidų. Gerai, aišku. Bet dabar ir turim paskelbti sausio 30, privalom paskelbti, kuo greičiau. Aš truputėlį, gerbiamas Jodai, aš su tavi nesutinku su tavo nuomonė. Jeigu tu laikaisi jau reglamentą, tai kodėl tu dalyvauji tam posėdį? Labai logiška, pats laikaisi to reglamentą, tai mes susirinkom, padarė pirmininkas, sakykim, klaidą, visi tą pripažįsta ir turbūt pirmininkas tą, tai jau užfiksavom, jau prieš posėdį tą diskutavom, tai jeigu laikomės to, tai tada mes turėtumėm atsistoti ir pasakyti išeiti. Tai aš manau, tai būtų visai neracionalus dalykas, aš manau, kad dabar prasvarstom, kaip sakai, gal čia reikėtų pakalbėti su sekretariatu, ar turim rinktis antradienį renkamės nuotoliniu, kiek ten reikia. Taip. Ir viskas, ir aš manau, tai būtų racionalus sprendimas, bet mes sprendžiam tos klausimus, yra darbo diena, reikia kažkaip išlaviruoti. Mes čia darom, kad tą patį klausimą antradienio
nespėtumėm išnagrinėti, dėl to šiandien dalį darbo padarome. Taip. Jo. Taip. Ne, tai Nu, gerai. Tai iš tikrųjų yra dėl ko dariau neeilinį, nes turime planą. Turime pasitvirtinti planą ir išeiti į tarybą. Tam, kad susirinkę antradienį 30 dieną, kaip yra pagal grafiką, nebūtų jokių nesklandumų, mes būtum įsidiskutavę, įsišnekėję, suradę bendrą kompromisą. Ir antradienį, jeigu mes šiandien nesutarėme, iš tikrųjų nepasitvirtinam planą, antradienį galutinai susirinkam ir tą dalyką padarom. Dėl to ir buvo mano tas, kaip sakoma, mano buvo tas ir noras šiandien susirinkti. Ir jokių pateisinimo priežasčių nėra. Baikim Tai juokus. tvarkoj, mes gal grįžtame prie pirmo klausimo. Jo, tai gerai, gal grįžtam prie pirmo klausimo, gerai? Jo. Parašyti reikia. Jo, jeigu jau reikėtų rašyti dėl gyventojų atsakymą, aš nežinau, kaip čia nuspręsim, mes nagrinėsim, bet aš siūlyčiau, kad ne mūsų, tiek, kiek aš susipažinęs, tai aš manau, kad ne mūsų komitetą yra. Mūsų komitetą mes išnagrinėjom ir perduodam kitam komitetui nagrinėti. Kad kreiptų dėmesį į tą problemą. Jo. Ne tik komitetui, bet ir aplamai. Atsakymas toksai gali būti. Ir administracijai. Komitetui Tu kitam. jį perskaitai, Ne, ten eina nereikia kalba komitetui. apie ženklus. Ten visas šito žmogaus O mes jau kreipimasis pakontroliuosim, eina kaip kalba įvykdyta. apie ženklus, apie O neteisingą ateityje reikėtų parašyti, mes atkreipsim pėsčiųjų ir dviračių takų ženklinimą. Tada būtų kontrolės Jo. komiteto. Gerai. Tai tada viskas. Tada jeigu aš teisingai suprantu, yra ruošiamas gyventojų atsakymas, kuriame bus nurodoma, jeigu iš tikrųjų tas klausimas buvo apsvarstytas komitete ir vykdymas, ar dabar čia taip staigiai suformuluoti, atiduotas savivaldybės administracija, ne, kad atkreipdėmėsi. Supratau. Bet tai žiūrėkit dar, ar mes pagal viešą administravimą neturėjom, jeigu matom, kad ir dalinai ne mūsų yra, arba kažkas kiti turi nagrinėti, ar mes neturėjom per 5 darbo dienas persiųsti ir kitiem, kad neužlaikyti raštą. Visi gavę, visi. Vieną mes rugsėjo mėnesį buvom gavę. Čia antras raštas. Yra visi tarybos nariai buvo gavę berods. Jeigu aš teisingai esu informuotas. Tai ar visi tarybos nariai svarsto tą klausimą? tą klausimą, jeigu svarstys administracija. Meras gavo. Ir administracija gavo. Nu, mes gausim kitam komitete. Yra adresuota kontrolės komitetui. Nu, nematau, kad čia meras būtų parašyta. Nu, kur jau yra? Pirma, savivaldybės tarybos, komitetų, sekretoriatui, komitetams, auditui, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Seimo kontrolieriui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Ta, viskas. Nu tai taryba visą gavo, reiškia, ir komitetai. O meras negavo, administracija negavo. O mes kalbam, kad atiduodam administracijai, reiškia, mes jau visą mėnesį. Gerai, direktorius kelia ranką. Vėluoja. Palaukit, Dariau, palaukit. Neskubėkit, nebėkit kaip plikiai pirti. Nu, kur jūs bėga? Gerai. Jeigu mes nagrinėjam, tai mes tada ir nagrinėkim. Ir jeigu čia sakoma, čia eilinis, neeilinis, tai mes galbūt kažkaip priimkim kokį sprendimą, ar mes persiunčiam ar ne. Tai juk sakėte, bet. Ne, bet tai gerai, kokiu pagrindu. Tai jeigu mes dar neišnagrinėję, bet mes persiunčiam. Tai mes sakom, kad tai yra gana. Kad atkreiptų dėmesį. Kad atkreiptų dėmesį. Taip. Nes mūsų neliečia, nėra Pagal kompetencijas. nei vieno objekto parašyta. Į ką mes Kompetencija. Nu, tada aš neformuluosiu, nors jau čia man viskas aišku, kaip suformuluoti, bet jūs čia protingesnė esat, matau, taip formuluoti. Ne, tai Jonai, tai gerai suformuluokite. Neformuluosiu. Neformuluokite. Na, gerai. Čia jau visi tokie protingi, kad jau... Nu, Jonai, mažiau to epitetų. Nu, ne apie lygių epitetus, vietų tai iš jūs- karto. Pliksai į pirtį, nu, į kažką mes čia vėl pradėjome Ne, įsivaizduoti. tai- tu pliksi. Taip. Gerai, direktorius, mačiau, kėlė ranką. Ar klausom jūs? Kadangi buvo, labą dieną, atsiprašau, truputį pavėlau į posėdį, pradžios negirdėjau, bet savivaldybės administracija susirašinėjimą su šituo žmogumi tikrai jau tęsia ne pirmą kartą ir ne antrą kartą. Iš tikrųjų, žmogus kelia labai rimtas problemas ir visos Lietuvos problemas dėl dviračių ir pėsčiųjų takų. Šitie raštai buvo teikti visoms savivaldybėms. Jis nagrinėja dvi temas. Viena tema
kaip yra tvarkomi dviračių takai, kaip jie paženklinti, kaip vykdoma jų plėtra visoje Lietuvoje ir susirenka duomenis. Ir antras dalykas, šitas žmogus daro analizę, kaip visos valdiškos institucijos ar laiku atsako į klausimus, mačiau ir tokią analizę, ar laiku, kaip yra registruojami jo raštai, ar išsamei atsakomi. Ir mes esam gavę netgi tokią suvestinę, kaip kuris savivaldybė atsako. Tai kas dėl Šiaulių rajono savivaldybės, tai iš tikrųjų kažkokių priekaištų nebuvo, nes mes, nežinau, dabar neišvardinsiu, kiek kartų esam gavę jo paklausimus, bet į visus paklausimus mes esam laiku atsakę, jis atsakymus yra gavęs ir savivaldybės administracija šitą klausimą pagal galimybės visą jo prašomą informaciją yra pateikusi. O ta pati tema, kad su dviračių ir pėsčiųjų takais visoje Lietuvoje yra problemų ir su jų plėtra, ir su ne tik tai su keliais, bet ir su dviračių takais, tai visi pripažįstam, kad taip iš tikrųjų ir yra, ir tam reikia dėmesio. Tai jeigu dabar iš kitos pusės, ką šiandien svarstote, jeigu norite perduoti administracija yra gavusi tos raštus, juos atsakiusi, mes jau, kaip sakyti, viską esam iš savo pusės padarę. Išsingiau. Tai dabar prie to klausimo tada grįšime, mes jau kas čia bus, kai bus jungtinis. Taip suprantu, Vaclovai? Aš taip irgi suprantu. Jeigu administracija senai susirašinėja, tai kas atsakymai pateikti? Gerai, tai iš tikrųjų mes su administracija tada iš tikrųjų susitvarkysim, susidėliosim ir pateiksim atsakymą apie tą informaciją. Jeigu yra su administracija susirašinėjimas į tą patį raštą, būtų irgi įdomu pamatyti jį. Kas yra rašoma, koks atsakymas yra formuojamas. Ar į šitą, kur dabar mes turime šitą raštą, ar yra jau atsakymas paruoštas, direktoriau? Aš dabar nematau, kuris konkrečiai čia tas raštas, bet mes kaip administracija, kiek esam gavę šito žmogus tų paklausimų, mes savo ruoštų kaip administracija esam atsakiusi visus raštus. Ar čia yra grinai tas, jis adresuotas vien tarybai, ar ne čia yra šitas? Savivaldybės tarybos, Audito komitetų ir kitų komitetų sekretorių. Tai šito rašto aš tada nesu gavęs, nes administracija nebuvo adresuotas, tai aš turbūt jo nesu gavęs. Supratau. Gerai, viskas. Aišku. Tai tada... Ar galiu dar truputį papildyti? Aš žinodamas šito žmogaus, kaip jis daro visą tą analizę, tai iš tikrųjų jis, kiek suprantu, dabar dar darys analizę, kaip savivaldybės tarybos svarsto jo pateiktą klausimą. Tai gerbiamas Jonas šituo atveju yra visiškai teisus, yra tam tikri terminai, per kiek laiko reikia žmogaus prašymą apsvarstyti ir jam pateikti atsakymą. Tai yra 20 darbo dienų, jeigu tai yra tos institucijos kompetencijos klausimas. Ir Jonas visiškai teisus, jeigu yra ne tai institucija deleguotas raštas, tai jis per 5 darbo dienas turi perduoti, nagrinėti pagal kompetenciją. Šiuo atveju Jonas yra visiškai teisus. Aš kiek suprantu, šitas žmogus dabar pateikia raštą visoms taryboms, komitetams ir nagrinės, kaip jos nagrinėja šitą klausimą. Tai siūlyčiau tikrai terminų nepradelsti, išnagrinėti ir duoti kažkokį konkretų atsakymą. Gerai. Jeigu mes norim dabar nesukliūti jam su praleistais terminais, mes privalom tada kaip kontrolės komitetas išnagrinėti ir bet kokią, aš pasakysiu taip juokaujant, bet ką parašyti. Bet parašom atsakydami jūsų raštą. Kitu atveju jis mumis gali suvirškinti per Seimo kontrolierių, kadangi vadovaujantis 10 straipsnių viešo administravimo įstatymų, tai mes jau turėjom ir jį informuoti per 5 darbo dienas ir persiųsti, kaip administracijos direktorius sako, šiuo atveju merui, kad nagrinėtų ir žmogų per 5 darbo dienas informuoti, kad jūsų raštas persiųstas tam ir tam nagrinėjimui. Viskas. Realiai mes dabar galim... Gavom 28. 28. Komitetą šiandien susirinko. Nesvarbu. Aš O tai kodėl tada mes turėjom per 5 darbo dienas susirinkti neįlį? Galima
parašyti, kad komitetas nagrinės šį klausimą. Taip, nu, irgi taip pat atsiprašom ir panašiai, prasitęsiant terminą, bet ar mums reikia nagrinėti, tada čia kits klausimas. Čia yra ką nagrinėti, čia rimtas klausimas. Tai gerai, tada tai palaukit, tada mes jau vėl apsisukom ratu ir tai mes šnekėjom, kad iš tikrųjų ruošiam atsakymą, kad tai yra ne kontrolės komitetų. Jo, kad atrinėjom kontroliai ir Perdodam nagrinėti pagal, mes turim komitetą infrastruktūros. Raštas yra adresuotas visiems komitetam. Taip, aš suprantu. Jeigu administracija jau su juos susirašinėja, tai reiškia administracijai atkreip dėmesį išdėstas problemas ir galbūt jas panagrinėjus, jeigu ten neturėjo, ir duoti kitam komiteto posėdį atsakymą. Ar galima? Nes jūs negavot šitų paskutinių duomenų negavot visus Mano palei visą raštą, kaip yra parengtas. galutinį padaryk. Jo, prasme, kad būtų. Visas parengtas yra, mes turim vieną iš komitetų, infrastruktūros. Ūkio plėtros. Kuris ūkio plėtros, tai perdodam šiam komitetui išnagrinėti šį klausimą. Bet jis perdavė kontrolės komitetui. Jis perdavė visiems. Jis ir švietimui perdavė viskam. Tai mes išnagrinėjom. Jis perdavė kontrolės komitetui ir kitiems. Ne. Bet kontrolės ir pažymėtas parašyti. Audito. Ne, tai jis arba mes turim dabar nagrinėti, arba yra vienas iš būdų, kad atiduodam tam komitetui, kuris yra atsakingas už tą dalyką, kuruoja tą sritį. Tai turėjom gauti taip, ūkio ir plėtros komitetas ir kontrolės komitetas. Jo, 2 komitetai. Pagal pridedama jo, prašau klausimą įtraukti iš šių savivaldybės komitetų darbotvarkės. Ir ūkio ir... Jis 2 komitetam. Jo. Nu tai taip, nu ką švietimo komitetas gali nagrinėti? Ką sveikatos komitetas gali? Yra ūkio ir plėtros, nu, tarsime... Liečia prašymą. Taip. Nu tai taip mes galim viską privesti. Nes taip yra daroma, aš pavyzdžiui... Jeigu ūkio komitetas mums persikės. Ir pavyzdžiui, Seimo kontrolieriai taip pat daro irgi, kad sako, tai ne mūsų klausimas, persiunčiam iš karto nagrinėti ten kitai... Per 5 darbo dienas. Nu mes nespėjom, bet mes išnagrinėjom, jau taip pat taip ir perdodam tam komitetui, aš taip už tą būčiau, o tam jau komitete jau būtų galima išnagrinėti. Aš nerandu, kur yra čia parašyta, kad ūkio komitetui ir kontroliai. Čia yra kitiem komitetams. Ketvirtam puslapyje. Rašto 4 puslapis. 4 puslapis yra palei puslapio apačią. Ne, per vidurį. 4 puslapio vidurys. Nu, bet preambulė tai kitokia. Tai reziumuojam, tada viskas, tai yra ruošiamas raštas ir derinant, aišku, su rajono savivaldybės administracija. Taip. Ir persiunčiama. Ir jo. Jis ir taip ir taip. Jis ir taip turi nagrinėti, nes jam irgi yra adresuota. Jo. Tai tada prabalsuojam. Taip? Ar pritarite tokiai atsakymo formai? Supažindinti administraciją, kad atkreiptų dėmesį. Taip. Ne, su šito. Su šio ne. Supažindinti administraciją ir šitą klausimą. Siūlyčiau šį klausimą rinksimės antradienį. Tai iki antradienio parenkit ir tada jau turėsim galutinį sprendimą, dėl kurio galėsim balsuoti. Gal pats geriausias. Na ir gal ir taip. Tai gerai, tada tą visą klausimą tada antradieniui. Ir antradienį bus parengtas atsakymas, ir už kurį mes ir
Tada ir galutinius taškus sudėliosim. Taip? Taip, viskas. Gerai, ačiū. Galvoju, lengvesnis bus klausimas, kaip pradeda. Jo. Nu. Gerai, antras klausimas dėl audito metu nustatytų rekomendacijų gyvendinimo. Pranešėjas savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus. Labą dieną. Kaip ir visada, pagal vietos savivaldos įstatymą, kuris įpareigoja sykį ketvirtį pristatyti kontrolės komitetui, kaip yra įgyvendinamos rekomendacijos nustatytos audito metu. Tai dabar jums aš pateikiau tą suvestinę rekomendacijų ir apibendrinant galiu pasakyti, kad rekomendacijas įgyvendinamas yra gerai, problemų nekelia. Pagalbos jūsų prašyti kaip ir nereikia, tik yra dar 4 rekomendacijos, kurios nėra įgyvendintos, bet jos yra eigoje. Ir derinant rekomendacijų įgyvendinimo plano, mums sumatytos datos, tai tose datose viskas ir vyksta. Tai tiek trumpai būtų. Taip, klausimukas turėtumėte. Na. Tai tada kaip ir siūlyčiau. Čia išklausyti, ne? Taip, išklausyti. Supratau. Pristatau informaciją. Supratau. Ir jeigu reikia pagalbos, prašau pagalbos. Taip. Jo. Taip. Gerai, tada. Ačiū. Taip, trečias darbotvarkės klausimas. Tai dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 24 metų veiklos programos projekto svarstymo. Visi buvote gavę projektų plano. Iš tikrųjų laukiu jūsų pasiūlymų, pagėdavimų ir tada. 24 metais vienas jau yra auditas tarybos, jau atliekamas, jau gal baigiamas, į pabaigą, ne? Jis čia atsispindi. Čia yra kontrolės komiteto planas, ne kontrolės, audito kontrolės tarnybos. Ai, čia, supratau. Čia mūsų kontrolės komiteto planas. Gal pereikim kaip pakomentuokit. Jo. Gerai, tada kontrolės komiteto veiklos programos 24 metams paruošimas patikimas savivaldybės tarybai. Tai kaip ir reglamentuoja mūsų reglamentas, mes per mėnesį laiko nuo naujų metų turime šitą programą pasitvirtinti taryboje. Tai tas pirmas punktas. Antras punktas – savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitų išklausimas. Tai yra, planas yra 3 ketvirtis. Dabar klausimus galima. Taip. Aš čia kelis pasižymėjau tokius, jūs čia ir 2 ir 3 parašot, kad atsakingas už vykdymą yra savivaldybės meras. Kiek aš skaičiau ir vietos savivaldos įstatymą, ir mūsų reglamentą, kas pavesta yra kontrolės komitetui, mums yra daugiau darbas, tai yra su kontrolierium, pavedimai. O čia mes liktai kontrolės komitetas įpareigojam savivaldybės merą, atsakingų paskiriam savivaldybės merą dėl vidaus audito tarnybos atlikto audito ataskaito. Ar mes čia teisingai darom? Tai va, merą. Aš sutinku, kontrolės komitetas tvarkoja, jo, mes išklausom, bet prie ko čia meras? Tarnyba yra pavaldi merui. Pavaldi daug, kas... Ne, aš maišau. Audito? Ne, maišau, jo. Ne, na iš tikrųjų, tai čia aš tik tai daug, čia parašyta yra meras, bet kiek aš sakau, skaitau reglamentą. Netikėti dėmesį. Aš skaičiau. Čia žinokit, meras tikrai gali būti. Jo, mes negalim žinoti, čia tikrai savivaldybė. Tai braukia merą? Taip, aišku. Gerai. Čia ir toliau eina, žiūrėkit. Apie kontrolės komiteto ataskaitą. O kodėl parašėt meras? Kas jums rekomendavo, jūs čia pats padarėt? Čia buvo mūsų, aš žiūrėjau ankstesniuose planuose.
Nu, bet tai visiškai netitinka tos Ne, bet ta prasme, priemonės. tas dalykas, Tos sakykime, priemonės nebuvo Ne. senosios. meras Ne, aš kalbu konkrečiai. Ar buvo, sakykime, biudžetų buvo. asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo kontrolė? Ai, ne, Tvarkoj? jūs apie trečią šnekate. Trečią, taip. Ai, ne, trečia nebuvo, aš apie antrą. Tvarko, jo, Jo, bet antra- trečia tai nebuvo. Ne, nebuvo. Vidaus audito buvo administracijos direktorius, nes jam priklauso vidaus audito tarnyba. O tai kas įtraukė į tada? Jis vidaus audito tarnyba priklauso administracijai. Ar administracijos direktoriui, ar merui dabar kaip vykdomai institucijai? Kaip tu geriau žinai. Ten dabar yra įdomiai parašyta vietos savivaldos įstatyme, kad Man tai dviprasmybė. planą Žinau, kad antradienį bus normalus posėdis. požiūrių direktoriui, Nu, tai pereikim per kiekvieną. Jo, Mes tai. planą turim. Paklausom. Direktorius, prašom. šiaip ten pagal vietos savivaldos įstatymą dabar, manau, ten, jeigu taip Gal mikrofoną, direktorių? Juridiškai žiūrint, mano manimui, vietos savivaldos įstatyme yra padaryta klaida, bet yra taip, kaip yra. Dabar iš tikrųjų jinai yra administracijos struktūrai, bet darbų programą derina meras ir tvirtina meras veiklos planą, bet yra, kaip sakyti, atskaitinga irgi daugiau merui, bet yra direktoriaus, kaip personalo požiūrių direktoriaus atsakomybė. Čia mūsų įstatymė, iš tikrųjų Meras ir administracijos direktorius. ne, Bet mes kontrolės komitetas negalim lyst prie mero. Nu, ne, viskas yra gerai, ten mes iš tikrųjų... Įgaliojimai, įpareigojimai. Jeigu nori, Taip. kaip Arūną, Nu, Petrą, dar teisingai. ką nors. Bet ne merą. Ne mero. Mes kontrolės komitetas negalim. Atsakingas už vykdymą. Jo, už vykdymą. Už vykdymą. Tai kaip eilinis tarybos narys gali būti atsakingas už vykdymą? Audito ataskaitos, reiškia, Vykdys kontrolės komiteto klausykit, nariai. programą tvirtina meras, tai ir vykdymą tos programos ataskaitų turėtų kontroliuoti kas? Komitetas ir meras. Gerbiam Ada. Kur tvirtina? Aš kiek pasižiūrėjau, aš žiūrėjau ir įstatymą savivaldos, naujausią redakciją, ir mūsų reglamentą. Tokių dalykų mes kaip komitetas neturim įgaliojimų tokių. Įgaliojimų tokių neturi. Jo, nes neturim. Nu tai jeigu jūs išmastėt, jeigu žino, tai gerai, bet aš sakau, ką aš skaičiau. Ne, Arūnas teisus. Nu taip. Tai mes dabar čia palaukit, tai mes dabar šnekam apie antrą. Antrą ir trečią. Antras, trečias. Jo. Tai gerai, tada... Ir dar tai- kažkur mačiau. Jo. Tai antras ir trečias. Tai dabar ta Nu dar antras... 11, pavyzdžiui. Jo. Antra priemonė, taip? Eilės numeris. Tai dabar savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitų išklausimas. Tai čia tik išklausimas. Išklausimas. Tai čia mes tada išbraukiam savivaldybės merą, paliekam tik tais kontrolės komitetas. Taip? Dėl išklausimo atsakingus. Taip, mes išklausom Jo, gerai. ir atitinka su rekomendacijas kažkur kažką tai duodam. Taip. O čia prie valdytojų biudžeto Biudžetų. vykdymo kontrolė, tai kontrolierius. Nu, tai taip. Tai tada vietoj savivaldybės meras paliekame mes savivaldybės kontrolierius. Kontrolierius. Savivaldybės. Žiūrėkit, asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo kontrolė ir pristato klausimo kontrolės į audito tarnybą. Nu, kontrolierius. Mes tik iš- Taip, kontrolierius pristato šį klausimą, jis pateikia ataskaitą. Tai tik tais mes išklausom. Mes išklausom, nu vėl lygiai taip pat gal dar. Nu, pasviestuoja. Po to. Pasviestuoja. Ne, Ir čia žiūrėkit, trečias ir mes tą kontrolė. klausimą teikiam svarstyti tarybai. Taip, ane? Ar tik išklausom? Man atrodo, teikiam tarybai. Ne, mes neteikėm. Mes rekomenduojam, jeigu turim pastabų. Ir kažką tai rekomenduojam kažką padaryti. Taip. O čia reikia pasižiūrėti statymą daug. Nu, aš žiūrėjau, šviežiai žiūrėjau. Žiūrėjai. Nu, taip. Tai va, tai tada mes tik komitetas išklausom. Tai dabar tada trečias vėlgi tada. Trečias, tai čia turėtų būti audito ir kontrolės tarnyba. Nes tai čia periodiškai vykdymo išklausom, kontrolė. Bet tai čia žiūrėkit dabar asignavimo biudžeto vykdymo kontrolę. Tai norint tą vykdymo kontrolę išklausyti, jis turi kiekvieną ketvirtį įvertinti savivaldybės visą biudžeto vykdymo kontrolę 3 mėnesių. Nors jūs juokus. Kas ketvirtį? Ar jūs kečiate, Ne, nu, bet kai galiu pasakyti, ar jūs tai krečia, vienas kartą. palauk, vietai čia tada turėtų būti, nu 2 kartus į pulį. Į metus. Nu, Gali metus vieną nu, Tai gerai. ne vieną. Arba ne vieną kiekvieną kartą į dieną. metus. Vieną užtenka. Saulius iš proto išeis, iš čia dabar klausos Ne, mūsų čia pradėjai. vieną
Ne, aš biškaiškumą įnešiu čia, kad būtų. Aš šiek tiek suprantu, to klausimu yra, kaip yra vykdomos biudžetas, kaip vykdomi asignavimai, čia suteikti informaciją. Tai čia finansų skyrius tą turėtų daryti. Kas einamojo metu yra daroma ir padaryta, ir kokias yra išlaidos. O mes, kas konkrečiai, tai mes žiūrime, atliekam auditą ir finansinių ataskaitų rinkinį, žiūrim ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį. Ir su to auditu ir išvada aš ateinu į komitetą, į tarybą, teikiu, kaip yra įgyvendinamas biudžetas. Tai įsivaizduokime, dabar 11 programų, reiškia biudžeto asignavimo valdytojų vykdymo kontrolė. Įsivaizduokite. Ar jūs girdis, Arūnas dabar sako, ar jūs girdis žodį, ta kontrolė, nepasakymas kaip Saulius, neinformavimas, kontrolė. Tai norint padaryti kontrolę, jis parašą turi dėti, jis turi išanalizuoti. Nu, nejuokaukim, čia geriausia atveju 2 kartus į metus galima tą. Arba turim išimti ne kontrolę, bet informacijos pateikimas ar savoką pakeisti. Gerai. Per metus užtenka su. Ir čia gali būti kažkur... Išklausimas gal tada taip? Ne, kažkur turi signalą, kad šitoj programos valdytojas asignavimų kažkas negerai. Tai čia kažkita. Tai tada tą asignavimų valdytojų ir svarstai. Ir kažkokias rekomendacijas priimi. Ar tarybai kažką duodi, ar administracijai. Negalime iš tikrųjų kas ketvirtį visų tų asignavimų valdytojų. Tai siaubas. Gerai, tada koreguojam. Aš nežinau, čia jis visai kitaip turėtų skambėti. Vietoj kontrolę, dariu vietoj kontrolę, ką žinau, išklausimas, informacijos pateikimas ar... Informacijos pateikimas, supažindinant, kaip biudžetas. Informacija apie vykdymą. Tik tai tiek informacija. Ir jeigu būtų kažkas... Kartai ne į ketvirtį, labai gerai tada čia. Tai tada O tai kaip pateiks vykdymo visi asignavimų valdytojai? Tada turi rašyti. O kas atskaitys? finansų skyrius. Informacijos jau. Tada mes turim per gauti informaciją, ne per finansų. Šiaip vietos savivaldos įstatymas šito dalyko neįpareigoja, nereglamentuoja, nes vietos savivaldos įstatyme labai aiškiai parašyta. Mes atliekam auditą ir pateikėm. Jūs neturite šitų funkcijų. Mes atsakymą. O tai kaip mes iki tada finansų biudžetą komitetą pritaikyti iki darbuotojų teisme? Direktoriui galime pareigoti, merui galime pareigoti. Bet yra biudžeto komitetas. Yra biudžeto komitetas. Tai finansų skyrius, ne, čia taip. Jeigu jis turi informaciją. Biudžeto komitetą pirmininkai. Komitetas ir finansų skyrius. Kviesti biudžetą. Prisišnekėjau. Va taip, mano, va teisė. Kaip jūs čia dirbate, kaip Bet užtikrinate? čia finansų skyrių, Arūnai, mes galime rašyti, čia laukia, viską, bet tai... Mes galim... Tai tas pats kaip merai rašyti, tas pats. Administracija. Vykdomo institucija. Negalim. Negalim, aišku, negalim. Kaip čia reikia parašyti? Nu, galime rašyti Grubliauskas. Antradienį tą klausimą. Ne, tai bet, nusispėlioti reikia, kad paskui antradienį mes vėl čia užsižinai. Pirmą vykdymo datą pataisyt reikia. Pagal poreikį. Matom, kad turto valdymo skyrius kažkur ten buksuoja įsakymus, visai. Buvo, pagal poreikį sutinku. Jo. Ir tada nebeliektų kartai. Pagal poreikį. Bet čia, jeigu galima pasakysiu, čia šiek tiek kontrolės komitetas perėma dalį funkcijos biudžeto komitetą. Ir gaunasi perteklinis reikalas. Mano galva čia neturėtų būti to punkto. Aš norėjau kontrolieriui pantrinti ir kitiems čia iš tikrųjų žmonės, kurie dirba ne mūsų struktūrose, yra nuo tų popierių pervargę. Ir jeigu mes va čia dar kas, kuo tankiau rinksimės, tai, suprantat, tos naudos abejoju ar bus, tik tais, netikslingai. Bet vėlgi pagal poreikį Arūns yra kaip... Pagal poreikį aš suprantu, bet dabar čia būtinai kuo tankiau. Pateikti kontrolės komitetui svarstyti kažkokią asignavimą valdytojai, jeigu kažkas ten stringa ar panašiai. Pagal poreikį čia visai neblogai tinka. Dabar va yra parašyta, dabar va taip kaip yra suformuoluota, ar tinkamas Nuo būtų. tų perteklinių dalykų. Aš manau, kad pagal poreikį tinka. Aš tik norėčiau, kad iš tikrųjų mes ką yra savivaldos įstatymams ir ką bus reglamentas, ką mes taip komitetas ir dirbtume. Mes dabar lendame visokias sritis, maišomės ir liktai žinom. Žiūrėk, Arūnai, tu taip sutiktum? Žiūrėk, taip sutiktum, ar gerai buvo tavo, žiūrėk, skaitau, čia Vaslavas sakė pagal, gerai, išklausimas, pagal kontrolės komitetas ir jeigu rašytumėm biudžeto ir finansų
komiteto pirmininkas. Ir Jeigu- vėl kontrolės komitetas šito Negali, tai čia kaip tu gali ateiti į biudžetą ir tu gali, čia aš pajuokavau. Tas komitetas negali vadovauti kitam komitetui. Ne. Ne, tik tai Ir su tais- geranoriškai gali Bet tai pasikeisti. palauk, bet tai finansų skyriui tuo labiau. Geranoriškai pasikeisti. Tuo labiau. Tuo finansų skyriui tai yra meras, yra administracijos direktorius. Mes į juos galim blogiausiu atveju kreiptis, bet ir jie turi atvesti tą finansų skyrių. O ne mes sugalvoja. Jeigu yra kažkokios pastebėjimai, ar tarybos nariai pamato kažkoks asignavimo valdytojas kažko suskrečia kažkur, tai mes visada jį turim pasikviesti asignavimo valdytoją, įsiaiškinti, kas yra, pasikviesti, jį reikia padaryti ir nepriklausomą auditą kažko. Girdit, žiūrėkit, Arūnai, o jeigu tenai parašytumėm kontrolės komitetas ir visai nieko. arba Nieko. asignavimų valdytojų. Dariau, O jeigu tą punktą iš viso išimti kaip tokį, aš atsiprašau, Dariau, pasakiau. Gerai. Galim mes. Kontrolės komiteto pirmininkė, dabar jūs įrašydama šį klausimą, pasakykit, kokios informacijos norit gauti ir kaip tą informaciją mes po to turėtumėm Tai, apdoroti jo. lyginti. Ir ką mes turėtumėm iš tos informacijos, iš šio klausimo, ką mes turėtumėm, Likutinė vertė. ką mes turėtumėm Tai va, pastebėti. dabar mūsų yra veiklos organizavimo prioritetinės kryptis. Ne? Ir antras punktas yra analizuoti savivaldybės turto ir lėšų naudojimą, teikti pasiūlymus. Mūsų yra prioritetinės kryptis. Tai norint tą prioritetinę kryptį, ją kažkaip tai apibrėžti plane ir iš to ir gimė tas trečias punktas. Šitą trečią siūlyčiau vietoj finansų skyriaus, jeigu sutarėm įrašyti tiesiog arba nereikia jo, arba asignavimų valdytojų. Palikim kontrolės komitetas, ką norės Kontrolės komitetas, gerai, viskas. Tada tiesiog paliekam finansų. Jis būtų atsakingas už. Ir 11 tada reikia. Jo. Ir gerai, tada iš eilės. Tada ketvirtas, kontrolės komiteto ataskaitos, tas jo pagal įstatymą. Dabar savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos apie savivaldybės 23 metų konsoliduoto ataskaitų rinkinio, biudžeto lėšų ir turto valdymo naudojimo disponavimo teisėtumo svarstymas. Šeštas, veiklos plano papildymo suderinimas. Biškutį atsiprašau, prieš tai tas klausimas buvęs, ten ne trečias, o antras ketvirtis turėtų būti. Dabar yra pakeista vietos savivaldos įstatymas. Gegužės 15 mes turim. Buvo iki Liepos 15, o dabar gegužės 15. Dabar gegužės. Buvo Liepos 15, dabar gegužės. O gegužės mėnuo yra antras ketvirtis. Ne antras, penktas klausimas. Penktas klausimas, antras ketvirtis. Taip. Gerai. Dabar šeštas, taip. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano papildymo suderinimas. Trečias ketvirtis. O kaip čia, Sauliau, ar čia mes kaip ir galim pastoja pildyti kažkaip tai. Tai jeigu yra reikalas, poreikis, tai aš su tuo ateinu į komitetą ir papildau. Arba komitetas gauna skundą. Tai čia pagal poreikį. Pagal poreikį, jo. Tas trečias ketvirtis tegu būna, žinok. Ne, pagal poreikį, galbūt ir anksčiau. Pusmetis praeina, žiūrėkit, kolegos, pusmetis praeina ir tada jau ateinam, yra pagal planą, pirmininkas pristato, ar yra kas nors kitam pusmečiai kažką veikti, papildyti. Yra, nėra ir toks grinai, yra toks grinai administracinis dalykas, aš jį žvelgiu optimistiškai. Bet o jeigu dar rašyti pagal Pagal poreikį, žiūrėkit, visą laiką, jeigu atsitinka koks nors atvejis, tai visi sureaguoja labai greitai ir tada tas poreikis atsiranda. Nedraudžiama pagal poreikį. Taip, pagal poreikį niekada. Tai tas man per svarstymas to plano, kaip viskas vyko, pasižiūrėjimas to trečio punkto, kaip čia bus, mes viską matysim ir tada matysim kitas planas. Tai gerai, tada paliekam. Okay. Gerai, tai septintas punktas, taip. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacijos apie veiklos plano vykdymą svarstymas. Vieną kartą periodiškai, vieną kartą per ketvirtį. Ar vieną kartą ar periodiškai? Informacijos svarstymas.
čia turėtų būti ne veiklos planas, o turėtų čia, va, kur aš dabar pristačiau antrų klausimų dėl rekomendacijų gyvendinimo. Taip, nes ir pas mane veiklos plane yra, kad aš turiu tą dalyką teikti kontrolės komitetui vieną kartą į 4. Taip, pateikimas, kaip vykdomas rekomendacijos. Tai čia bus išklausimas, taip? Ir ten vieną kartą per ketvirtį. Čia jau įstatymas reglamentuoja. Žiūrėkit, bet palaukit. Tada ne periodiškai, nereikia, nu kam dabar vieną kartą per ketvirtį. Taip, periodiškas klaustelis. Jo, tas pats. Bet tai žiūrėkit dabar, ar išklausimas, ar pateikimas. Ar pateikimas. Nu dabar išklausė. Ir dabar išklausė. Nu, pastabų tai reikia. Išklausom informaciją. Periodiškai ištrinkit tą. Prašyti informacijos. Turime apie 7, ne? Taip, 7. Veiklos plano vykdymo išklausimas. O tai čia vieną kartą periodiškai per ketvirtį, tą paliekame. Vieną kartą per Periodiškai nebereikia. Nebereikia. Išreguliuot vieną kartą Per ketvirtį. per ketvirtį. Gerai, dabar 8. Savivaldybė priklausančių pastatų efektyvaus naudojimo kontrolė. O čia įdomu. Jo, esmė yra, vėlgi, dėl ko tas klausimas yra atsiradęs, savivaldybė mes turime labai daug pastatų. Ir ar jos yra efektyviai naudojamas, iš tikrųjų bent tą tokį turėti vaizdą, ne, ką mes turime ir kiek mes naudojam. Tarsime, gal vertėtų privatizuoti, ar iš to gimė tas klausimas. Bet kas atsakingas už tai? Dėl to šiandien mes čia ir esam. Dėl to ir esam. Būtų logiška turto valdymo skyrius, bet mes negalim taip įrašyti. Negalim. Tai mero irgi negalim rašyti. Tai lieka tada išklausyti. Tik tai kontrolė. Nu, kaip sakot, žinot, ką tenais išklausysi? Nu, daug pastatų turim, tai domėtis reikia tuo, bet sėdėti išklausyti apie visus pastatus. Ne, nu, kad žinai, kad nu bent kažkokios suvestinė, gal prasme, kad tu... Čia idėja gali... Reiktų apvažiuoti ir apžiūrėti. Galite apvažiuoti ir apžiūrėti. Tada vizualiai viskas labai gerai. Komitetas turėtų kviesti, pavyzdžiui, merą, pasisakyti tais klausimais. Ir tiesioginį valdytoją to. Taip, tiesioginį turi kviesti ir pirmininkas kviečia, suderinę šį klausimą, pasiruošė ir ateina, įtraukia. Tai. Bet jeigu čia parašyta kontrolė... Na, ne, taip prasme, nu, kontrolė yra vėl kitaip. Ne. Tai čia, taip prasme, naudojam, kaip čia dabar, čia vėlgi turėtų būti išklausimas, ne, vat kaip ir... Bet žiūrėkit, jeigu jūs turit dėl turtą, ką tai buvo teiktas kontrolieriaus rekomendacijos? Dėl turto irgi taip pat. Tai kodėl tenai pasisakoma tais klausimais? Ir vėl rekomenduosi tik tai. Nu, nes per rekomendacijas ateina, tai visi klausimai. Mūsų komitetas mes tik rekomenduojam. Nu, tai taip, bet mes galim tikrai, sako, važiuoti per pastatą, pasižiūrėti, kokias būklės, kaip ką, tai kontrolės komitė. Išvažiuojamuosius posėdžius padaryti. Ir kur važiuosime? Į Kuršėnų Livinskį? Pasižiūrėkime. Daug yra pastatų. Aš siūlyčiau rašyti žodinę gal ne kontrolę, o kokią analizę, dar kažką. Nes kontrolę, nu kaip kontrolę? Ne. Analizę labiau. Tada mes... Arūnai, vietoj kontrolę analizę ir palikti kontrolės komitetą. Kas jį darys? Ką? Kas jį darys? Ir tada kviesis, pavyzdžiui, tada kontrolė... Tai palauk, mes turim užduoti, kad kažkas nuo šiandien mes prisimam, pradėt analizuoti turto skyrių. Tai yra turto skyrius. Jo. Tai jeigu mes jau rašom analizę, tai kažkas turi pradėti analizuoti. Bet man Arūnai, būk geras. Turto valdymo skyrius. Aš negaliu jam, jau taip Nu, gerai, nu, nebešnekėsi, bet manot, kad čia, nu, visokių. Tai gerai. Tai 8 punktas. Jeigu mes sakom analizę, tai pradėkim, kas analizuos. Jūs pirmininkė? Šitą ne. Ne. Nu, tai... Šį klausimą gerai. Jūs privalot analizuoti. Išimam visai ir... Kaip sakoma. Bet jūs per rekomendacijas galite. reikia analizuoti. Yra, perskaitykite tas rekomendacijas. Tada reikia įkelti į
Gerai. Gerai, devintas punktas. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 25 metų veiklos plano projekto svarstymas. Projekto svarstymas, pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo pakeitimo teikimas. Ketvirtas ketvirtis numatytas. Ar taip, Sauliau? Tai 8 išėmė visai, ne? Jo. 8 visai išimtas. 10. Savivaldybės kontrolės audito tarnybos biudžeto sąmatos projekto įvertinimas ir išvados patikimas savivaldybės tarybai. Jo, ketvirtas. Čia irgi gerai. Čia gerai. Toliau 11, 12, 13, va, čia iki pat pabaigos, iki 17 yra pagal poreikį. Taip. 11 vėl meras įrašytas. Turi išimti. Aš tik galvoju, visą tą informaciją yra, tik visi reikia skaityti. Meras įrašytas. Jo, traukiam laukon. 12. Kreipimasis į merą savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolės audito tarnybos reikalavimų vykdymo. Pagal poreikį, tai čia tas gerai, turbūt, ne? Mes į taip galim kreiptis, kam rašyti planą. Kokiu klausimu jūs norit klausimų kreiptis? Ne. Šitas klausimas buvo ir 22 metų plane, ir 23 metų plane, ir tiesiog... Tada, jeigu taip yra, tada... Nu. Nei vieną klausimą nekuriu. Ne, tai va. Kontrolės komitetą pradeda Dera skaičiuoti nuo manęs. Čia po Vaclavo, kaip sakoma. Gerai. 13. Siūlymas savivaldybės tarybą atlikti nepriklausomą savivaldybės turtų ir lėšų naudojamos bei savivaldybės veiklos auditą ir išvadų teikimas dėl audito rezultatų. Tas gerai turbūt, ne? 14. Savivaldybės tarybos sprendimams priimti reikalingos išvados dėl savivaldybės naudojimosi bankų, kreditais, paskolų mimų ir teikimo, garantijų suteikimų ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių įmamas paskolas išklausimas. Čia pas mane tas pats yra, pas mane veiklos plane, čia kaip ir dubliuojas. Ne, kai yra, aš visada su išvadom, kai yra, aš į komitetą einu. Pristatau, jo. Nu, Galime tarybai kreipti tada teikti kitokią nuomonę negu kontrolieriaus. Bet matai, bet tada atsakingas, aš suprantu, kontrolierius. Tai palatai, tai čia tada mūsų veiklos plano, programo planas ar kontrolierius? Ne, čia kontrolierius pateikė mums. Ir mes išklausom tai. O mes išklausom. Nu, mes galime su kitą, bet jis pagal įstatymą privalo tą daryti. Nu tai gerai. Tai Kitaip negaliu paskolų. Dar turiu 10 minučių. Jo. 15. Savivaldybės tarybos sprendimams priimti reikalingas išvados dėl galimybės savivaldybei priimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros išklausimas. Tai vėlgi čia tas pats Sauliaus. Jo. 16. Savivaldybės tarybos sprendimams priimti reikalingos išvados suteikiančios savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindinės sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektas sąlygas. Išvados galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektų išklausimas. Ir 17. Savivaldybės tarybos sprendimams priimti reikalingos išvados dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš savivaldybės vardų pasiskolintų lėšų teikimų paskolų ir valstybės garantijų teikimo paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį paskolų grąžinimo išklausimas. Tai va. Tai čia tie paskutiniai keliai yra pagal įstatymus savivaldybės kontrolierius. Jo. Tai čia va ir yra visi išklausimas. Tai va. Tai su pataisimais tada ar galim bendrų sutarimų su pataisimais planą teikti? Antradieniui. Daugiau kažkokių. Taip, jau bus Gerai. antradienį. Tai gerai. Tai tvarko, tada viskas, tada tu tie visi pataisimai į antradienio komitetą ir antradienį pasitvirtinam. Gerai. Tinka. Jeigu dar kokių pasiūlymų, dar galės įrašyti. Bet jau sakė.
Nu, jo, nes jeigu mes čia... Jo. Kiti klausimai, ar yra kitų klausimų? Ne, aš būsiu čia, bet kokia atveju, o... Ką? Palaukit. Ir nuotoliniu, bet taip negalim, nes nuskaisti nuotoliniu. Galima, bet yra tam tikras reglamentas, kada jis gali būti. Ne, čia mišrus tada dalis. Yra dabar reglamentai rašyta. Komitetą išrinkti, tai taryba negali peršti nuotoliniu. Jo. Komitetai gali. Tai bet kokia antradienį bus, suprantu, mišrus, teisingai? Jo, mišrus. Mišrus. Jo, kas gali. Jo, taip bus mišrus ir... Įsijuskit tada prisijungimą. Jo. Tada antradienį bus du klausimai. Pirmas bus dėl gyventojų raštas, taškai sudėti, ir planas, pritarta planui ir programai. Jo, programai. Programai ir pritarti programai ir teikti tarybai tvirtinti. Komiteto programą. Jo. Žiūrėkit, šiandien tą būtinai pataisykit ir Laura gal kad pataisyt, kad buvo neeilinis kontrolės komiteto posėdis. Parengiamasis prieš tikrą. Jo, realiai parengiamasis. Ar viskas? Tai viskas. Pasitarė su kontrolės komiteto nariais, padarė neeilinį posėdį, kad nesitrukdytų labai, kad klausimai būtų išnagrinėti. Taip. Tai viskas. Ačiū tada už... Tai viskas, tada baigiam posėdį ir dėkui visiems Pagal grafiką? Pagal grafiką?